Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Atėjo Joninės. Ne tik tai yra laisvadienis Lietuvoje, tai ilgiausia metų diena ir didelė šventė. Taip pat yra iškilmė bažnyčioje, nes prisimenam didį šventąjį. Tai yra Jonas Krikštytojas. Kuo pasižymi Jonas Krikštytojas? Turbūt ypač pasižymi, taip sakant, įspūdingų rekomendacijų sąrašų. Pačioje Evangelijoje randam, kad tu Viešpatie pavadini jį didžiausiu gimusiu iš visų moterų. Tuo metu, Eliju, Elijas, tai yra tas, kuris turėjo tą ypatingą misiją. Ateiti pasiųstas Dievo, paruošti kelio Mesijui, tai yra pačiam tavo Viešpatie, pačiam Jėzui. Ir taip pat patraukia dėmesį pirmųjų krikščionių dėmesys Jonui. Kai lankomės Romoje, būtinai apsilankom Laterano bazilikoje, kuri yra dedikuota šventiesiems Jonams, Jonui Krikštytojui ir Jonui Evangelistui, tokia šventųjų Jonų bažnyčia. Pati pirmoji bazilika, kaip jį vadinama visų bažnyčių motina ir galva. Ir jį dedikuota būtent šventajam Jonui, ta pati pirmoji bazilika. Vis kiltavo klausimas, kodėl būtent jam. Ir kaip daugelį kartų nutinka, matyt, taip nutinka, tai buvo dėl daugelio priežasčių. Dėl tavo Viešpatie pagerimo. Šventasis Jonas toks didis šventasis, didis žmogus, geras užtarėjas. Jis buvo krikštytojas be abejo, o gal krikštas tais pačiais pirmaisiais amžiais ir pirmųjų krikščionių buvo labai svarbus dalykas, labai giliai išgyventas. Toks pasaulis 4 amžiui, kuris buvo pagoniškas ir dabar jau staiga liaunasi būti pagoniškas ir perima krikščionybę. Daugybė žmonių krikštijasi, tai be abejo šventąjį Joną daugelis krikščionių prisiminė ir prašė jo užtarimo. Bet dalykas, kurį norėtųsi prisiminti ir galbūt ypač apmąstyti šią popietę, tai yra pašaukimas. Šventojo Jono pašaukimas ir kiekvieno iš mūsų pašaukimas. Šventojo Jono ta asmenybė ir jo istorija, kurią pažįstame Evangelijose, kalba apie tą pašaukimą. Tas pašaukimas, jei sakoma patį žodį pašaukimas, tai kalbame apie kažką, ką duoda Dievas. Kadangi būtent Dievas pašaukia, reiškia duoda pašaukimą. Mes atsiliepiam ir savo ruožtu duodam tokį atsiliepimą. Teismuose tai yra toks atskiras terminas, atsiliepimas yra dokumentas, kurį tu paduodi į ieškinį. Tai tam tikrą prasme tai yra tas mūsų atliepas į Dievo duoda pašaukimą. Mes atsakome, bet tą pašaukimą duodi būtent tu Viešpatie. Esam dėkingi tau už tai. Tad Švento Jono iškilmės Evangelijoje būtent girdim apie tą pašaukimą. Pašaukimo akimirka labai savita, kadangi Šventasis Jonas yra dar mažas kūdikis, sakytumai, nespėjo nieko nei padaryti, nei nusipelnyti, nei įgyti kokių nors ypatingų gebėjimų. Evangelija per šventasias mišias mus perkelsi tą akimirką, kuri galėtų priminti krikšto akimirką, tas žydų apipjaustymo šventė, ta 8 diena po gimimo. Ir tikrai nuotaika tokia, krikštynų nuotaika. Viena vertus šeimos šventė, sueina giminės ir sueina kaimynai, tie artimiausi žmonės. Tai yra proga, kai duodamas vardas, taip pat visai kaip ir mūsų dienomis. Per krikštynas yra tarsi duodamas būtent vardas vaikeliui taip oficialiai. Ir vėlgi taip pat laikoma, kad tas vaikelis tapo išrinktosios tautos dalimi būtent per tas apeigas, apipjaustymą apeigas. Labai panašiai kaip vėlgi per mūsų krikštynas, kai
tas vaikelis yra priimamas į bažnyčią, taip iki galo ir pilnai būtent krikšto dėka. Evangelija liudija. Elzbietai atėjo metas gimdyti ir jis susilaukė sūnaus. 8 dieną kaimynai ir giminės susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu, Zachariju. Motina pasipriešino, o ne, jis vadinsis Jonas. Kiti įsakė, betgi niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė, jo vardas Jonas. Visi stebėjosi. Taip pat atsivėrė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti, šlovindamas Dievą. Mat iki to laiko, po to, kai nenorėjo patikėti angelo žodžiu, tylėjo. Buvo priverstas nutilti. Kaip tam tikra terapija. Bet dabar atsiverė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė šlovinti Dievą. Tuo tarpu visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šios įvykius. Evangelija kalba apie baimę, mes galbūt tą emociją ar tą jausmą apibūdintume kitų žodžių, tokia nuostaba. Tada, kai suprantam, kad esam Dievo akivaizdoje, kai jaučiam, kad Dievas veikia. Apskritai geras jausmas, ne? Toks, teisinga reakcija į suvokimą, kad esam Dievo akivaizdoje, labai arti Dievo. Tad visi labai nustebo. Ir nustebo turbūt ne dėl to, kad vėl galėjo pasirodyti, kad Zacharijo namuose vadovauja jo žmona, ne? Nes turbūt nieko tai nuostabaus, visą laiką tai buvo. Ne? Nėra tai turbūt vien tik stebuklingas sutapimas, ne? Kad būtent dabar Zacharijas ima kalbėti ir kaimynai nustemba, nes jis tai tylėjo, ten kiek tai būtų laiko, keletas mėnesių, o dabar staiga prabyla tokia iškilminga akimirka. Bet vėl nustemba būtent dėl to. Pamatė, pajaučia, kad čia veikia tu. Na. Ir esam dėkingi tau, Viešpatie, už visas tas akimirkas, keitė tavo artumą. Tai pajuntame, pastebime, ypatingai taip pat ir tam savo gyvenime. Kad esi kažką suplanavęs, esi kažką mums numatęs. Ir tai šiuo atveju matom yra vardo dėka, duodamas vardas, kaip ir įprastai duodamas tomis akimirkomis per tą šventę. Vardai visada turi tą ypatingą reikšmę, žymi tam tikrą misiją. Prisimenam Jėzaus vardą, tavo Viešpatie vardą. Tas Dievas gelbsti, Jahve gelbsti, tavo vardas, ne? Jonas turi kitą reikšmę, ne? Ir tai šiuo atveju reiškia, tas Dievas yra maloningas, arba Dievas buvo maloningas. Nes tikrai tas šventasis Jonas, jau pats jo gimimas ir ateimas buvo didelė malonė tiek išrinktai tautai, tiek jo šeimai, tiek visiems. Kiekvienas vaikelis, be abejo, toks yra. Nors čia Viešpatie atrodo, kad dar svarbiau negu tas vardo reikšmė, ar ta kokia konkreti tai misija buvo data. Svarbiausia, kad tu tą vardą davei pats. Ne? Kažkokiu tai būdu apreiški tą Jono vardą Elzbietai. Kažkokiu tai būdu jį iškomunikuoji Zacharijui. Man regis Evangelijos nemini taip aiškiai. Nepasako, kokiu būdu Dievas apreiškia tą Jono vardą jo tėvams. Bet čia matom, kad jie abu žino, kad tas vardas, kurį Dievas parinko tam vaikeliui su ta ypatinga misija, yra būtent Jonas. Tam tikras netikėtumas visada. Ne? Kaip dažnai Viešpatie tas tavo veikimas, tas reiškia kažko, kas yra taip netikėta, nelaukta. Tam tikra prasme logiška, ne? Kaip logiškas toks pasirinkimas. Jonas, Dievas buvo maloningas, Dievas yra maloningas, tas vaikelis yra malonė, dovana. Logiška, nors visą laiką netikėta. Kuri Viešpatie geras istorijas, niekada nebūna nuobodu. Vardas kaip visada žymi misiją, ne? Ir tad nebereikalo
tą vardą duodi tu. Yra tam tikras netikėtumas, ne, kai vardą bent jau tam žydų pasaulyje iškomunikuoja, perduoda moteris ar motina. Tam tikras vardo Dievo netikėtumas, nes paprastai vardą duodavo tėvas, kaip ir dabar matome tą Šventojo Jono pavyzdžiui, kaip susirinkusieji išgirdę motinos nuomonę, kurios nenori priimti, kreipiasi į tėvą. Tavo viešpatie motina taip pat labai panašiai. Yra kai kurie tai švento rašto aiškintojai, kurie irgi atkreipia dėmesį į tai, kad angelas tą Jėzaus vardą perdavė būtent tau. Būtent motina šiuo atveju perdavė tą vardą ir tai buvo tam tikras netikėtumas anam kultūriniam kontekste. Šiuo atveju Dievas taip panoro veikti. Bet tiek vienu, tiek kitu atveju, kas tą vardą perduotų, kas tartų paskutinį žodį ar tai pirmą žodį, visais atvejais svarbiausia, kad tą vardą duodi tu. Tad girdime per Šventojo Jono iškilmės mišias pranašą Izaijo žodžius apie vardą. Mane viešpats pašaukė man dar negimus, dar motinos įsčiose man tebebūnant, jis ištarė mane į vardą. Būtent Dievas davė man tą misiją, būtent Dievas davė man tą mano vardą. Gerokai anksčiau nei galėtume kažką nusipelnyti, ar anksčiau negu įgyti tam tikrą įgūdį, kokius tai gebėjimus, imlumą, bent jau gerą, patvirtinti savo tokią gerą širdį ar teisingą nusiteikimą, imtis tam tikros misijos. Gerokai anksčiau iki to. Dar esant motinos įsčiose, sako pranašas, viešpats mane pašaukė. Turiu tą misiją. Šventasis Jose Marija ir sakydavo, kad Dievo veikimo būdas visada yra daugiau mažiau toks. Jis pirmą duoda pašaukimą, tam tikrą misiją, tam tikrą užduotį. Po to duoda ir visas reikiamas malonės, kurias padėtų visą tai įvykdyti. Ar tai būtų maži dalykai, ar dideli dalykai, kažkaip viešpatie, jei tu to nori, jei aš to noriu, kartu įvykdysim. Kartu padarysim tai, ko reikės. Kokiu tai netikėtų būdu, ar tai tikėtų būdu, bet bus mano stiprybė, bus mano kelrodis. Ir viskas. Tad duodi viešpatie vardą, patiki misiją dar esant motinos įsčiose. Ir galėtume sakyti dar ir anksčiau, dar prieš tai, kai esam pardėti motinos įsčiose. Daugelis dalykų galėtų taip atrodyti kaip tam tikras atsitiktinumas, netikėtumas, kaip apskritai, kad gimiau turbūt, kai girdėjau apie tą procesą, kaip žmonės pradedami, kaip gimsta, sakai, tikras stebuklas, kad gimsta apskritai, kad gimsta toks. Ar tai gera, ar tai bloga, bet tikrai, jau ta būtis didelis stebuklas. Bet gimiau tokioje šeimoje, ar tokioje vietoje, tokiu laiku, tokiamis aplinkybėmis. Ir, turiu vieną kitą savybę, kurią kažkiek įgimiau, kažkiek išvyščiau. Bet vėlgi viešpatie, su tavim nėra atsitiktinumų. Niekas nėra taip, šiaip savo. Būtent atsitiktinai. Apie viską galim sakyti. Taip mėgaudamiesi tais pranašo žodžiais. Pašaukė mane dar negimus, dar motinos įsčiose tebebūnant, ištarė mane į vardą. Pašaukė dar esant motinos įsčiose, nes iš savo gerumą turime tam tikrą misiją, turi tam tikrą planą, tam tikrą viziją. Ne šiaip savo mane sukūrė, bet dėl tam tikros priežasties. Galėtume eiti per gyvenimą ir tikrai klausti. Ko tikiesi viešpatie iš manęs? Ar ko nori, kad nuveikčiau? Ar kokiu būdu nori, kad tarnaučiau? Ar realizuočiau tos savo talentus? Ar laiką? Ir tikrai turim gyvenimą, turim laiką, kad tų dalykų ieškotume. Kaip įgyvendintas tą misiją, kurią tu man padavei. Kad gyventume tau, kad dovanotume save tau. Kad jei gyvenu, tai vėl gyvenu tau ir tavo garbei. Jei
kažkaip aukoju, save dovanoju, dedu į vieną kitą klausimą, vieną kitą užduotį pastangas, tai vėlgi iš meilės tau ir kitiems žmonėms. Ir net jei miršta vėlgi dėl tavęs. Apaštalas Paulius sakydavo, ar gyvenam, ar mirštam, ne? Viskas yra viešpatyje. Galim turėti tokį jau labai radikalų pasitikėjimą, būdami krikščionys. Įkvėp mus tos vilties, kad tikrai turėtume to pasitikėjimą. Ieškoti tavo mums skirto kelio. Ir prašyti tavo pagalbos jo į gyvenimą, jo sekti. Šventasis Josemarija, kaip žinoma, turėjo tą pašaukimą, suvokimą tokį labai, labai gyvą. Turėjo tą gilų įsitikinimą, kad buvo sukurtas dėl tam tikros priežasties. Turėjo taip pat misiją, kuri buvo kažkuo išskirtinė. Tikrai nėra daug žmonių, kurie įkuria bažnyčios instituciją, kuriems Dievas duoda žinią. Turėjo kažką tokio ypatingo. Bet tuo pačiu taip pat turėjo tą praktiką, kurias visi galim pasimokyti. Dažnai eidavo į tas maldos vietas, ar tai į vieną ar kitą bažnyčią, į tą, kaip mes sakom, Švento Pilioriaus bažnyčią Saragosai, ar tai kitą bažnyčią seminarijai, ar taip pat tam pačiam Logoronijoje, kur gyveno augo. Tikrai, kiek teko lankytis tose vietose, kuriuose Šventasis Josemarija, taip, sakykime, mugdėse, kuriuose gyveno pirmaisiais metais. Daugelis tų vietų ar daugelis koplyčių pasižymi tą istoriją. Turi tą istoriją, kad ten tas šventasis eidavo, leisdavo laiką, leisdavo valandas švenčiausio sakramento akivaizdai, tavo viešpatie akivaizdoje, ar motinos akivaizdai ir melsdavosi, prašydamas, kad pamatyčiau, ir po to, kad tai įvyktų. Kad pamatyčiau viešpatį, ar tikrai toks didelis dalykas labai svarbus. Ar tai didelis, ar tai mažas, kad matyčiau, kad suprasčiau tam tikrą dalyko prasme. Tam tikrų laikų, kad neužmirščiau kažko, kas yra svarbu, ką tu man viešpatį jau esi davęs, kartu su kitu pašaukimu. Kad neužmirščiau, kad dėl mane sukūrė, ar kam turėčiau tarnauti, tų žmonių ar tų užduočių, kad neįsiblaškyčiau, kad nesugaiščiau to brangaus laiko, kurį man esi davęs, kuris brangesnis nei auksas. Kad pamatyčiau, kad neužmirščiau, kad suprasčiau, ir kad tai įvyktų, kad tas dalykas tavo malonės dėka viešpatie taptų tikrovę. Nes galiausiai nieko nėra geriau negu tai, ką mums esi sugalvojęs. Noriu to, bet tuo pačiu suteik jėgų, palydėk ir vesk. Toks nuostabus dalykas, taip, suprast viešpatie, kad esi apie mane pagalvojęs. Toks tikrai nuostabus dalykas, kai galvoji apie didelius dalykus kartais. Tos taip labai globaliai žiūri tą savo gyvenimą, tą pašaukimą, tas aplinkybės, kuriamis gimiau, tokios įgimtos savybės, polinkiai, tą ekstraversiją, introversiją, kas ten bebūtų. Pažintys, ar tam tikri tikėti įveikiai, netikėti įveikiai. Ir kaip mane viešpatį pastatė būtent čia, kur esi. Turbūt tomis akimirkomis, kai įvyksta tokį lemiamą pašaukimą, posūkiai, vingiai, visą tą prisimenam. Ir turbūt galim dėkoti tau, kad mus vedei per dalykus, kurias iš pažiūros planavom, ar per dalykus, kurių visiškai neplanavom. Bet vienai per kitaip tu mus vedei. Turbūt taip dažnai, taip kasdieniškai paguodžia taip pat tas tikėjimas, kad tu viešpatie mus vedi taip pat ir per tokius dalykus, kurie iš pažiūros yra mažesni, ar yra visiškai netikėti, ar iš pažiūros nereikšmingi, ar nemalonus, Pavėlavau į autobusą, ar susiduriu su sunkumais mokydamasis vieną ar kitą dalyką. Tam tikras, sunkumas santykyje, nesutarimas, ar dar kažkas, Ir visais tais atvejais galiu klausti viešpatį, Viešpatį, kodėl to norėjai, ir kodėl aš čia atsidūriau.
kartais būtų galima taip net savotiškai pykti ar prieštarauti, ir kad ir pykstant, kad ir prieštarauti viešpatie, kad tik tai būtų tavo akivaizdu. Kodėl mane pastatai? Ko nori, kad išmokčiau? Ar ką nori, kad pažinčiau, ar atrasčiau? Ar galbūt tiesiog prašyčiau pagalbos? Ar tapčiau nuolankesnis? Ar labiau kliaučiausi malda? Ar galbūt daryčiau tuos gerus darbus, kuriuos galiu daryti su tokia, sakytum, grynesnė intencija, truputį daugiau. Dėl noro padaryti gerą kitiems, ar pamaloninti tave. Kas tai bebūtų viešpatie, patek. Taip pat ir tose mažose dalykuose klausti savęs. Ko nori, kad pasimokyčiau šitam dalyką, kuris atrodo toks, ar tai nemalonus, ar nereikšmingas, ar mažas, suplanuotas ar nesuplanuotas. Teesie tavo valia. Jei vėlgi skaitom to paties Šventos Marijos gyvenimą, matome, kad palyginti nemažai dalykų, nemažai svarbių dalykų įvyksta taip pusiau atsitiktinai. Tos jų pašaukimo paieškos, kada ėmė klausti, ėmė prašyti viešpaties, kad praregėčiau ir viešpatė, kad tai įvyktų, atsitiktinai pamačius tokio vienuolio pėdas, sniege. Nors galbūt pats buvo matęs tai ne vieną kartą ir daugelis kitų žmonių vėlgi tą matė. Daugelis kitų aplinkybių, pirmųjų tų sekėjų pašaukimas. Susitikimas su pirmojo pusdienariu pasauliečiu, kuris gyveno to pašaukimo iki mirties. Izidorius. Biografija rašoma, kiek vėliau, dar tą dieną, vieną vasarą, Jose Marija atsiduria prie architektūros studento, kurį reguliariai lanko Lovos. Vienas studentas, ligonis, toks ligonių kapelionas. Ir atvykus netrukus susidaro įspūdis, kad reikia išeiti. Palieka tą ligonį, pakyla grįžti namo. Ir labai netoli vietos, kur dirba, nelabai suvokdamas, kas jis stumia, užuotėjęs, kaip visada, tiesiausiu keliu, grįždamas padaro nedidelį vingį. Staiga eidamas per tokią ir tokią gatvę, pamato pažįstamą siluetą, Izidorą. Ir tada jie susitinka ir kalba apie žinutę, kurią tas Izidoras buvo gavęs keletą dienų prieš. Jautrus momentas, ir žmogus nuseka šventojo Jose Mariją ir nuseka iki galo. Miršta tam opus Dei Dievo darbe. Iš pažiūros kažkas tokio atsitiktinio viešpatie, bet niekas nėra kažkas, kas yra atsitiktinio. Dar vienas gal gražus pasakojimas. Gegužės piligrimystė. Jau praėjo gegužė, piligrimysčio mėnuo, piligrimystės į tas Marijos šventovės. Vienas studentas, ar vienas pirmojo pusdienarių, jau tuo metu buvo opus Dei narys, yra kalbėjęs, pasakojęs apie vieną pažadą, kurį padarė mergelei Marijai. Turėjo ligą, reumato priepuolis. Tuo metu, kai reikėjo pabaigti ir pristatyti svarbų architektūros darbą, ir jo nepristačius būtų kilę rimtų kliūčių tai būsimai karjerai architekto. Padaro tam tikrą pažadą Marijai. Sako, jei padėsi man kažkaip išeiti ir sprūsti šitos padėties, tada padarysiu piligrimystę. Aplankysiu ir pasimelsiu. Kažkokio tai būdu susitvarko, praeina dar 6 mėnesiai, 7 mėnesiai ir prisimena pažadą. Įvyksta ta pirmoji piligrimystė, vėlgi toks gana reikšmingas įvykis toj Dievo darbo istorijai, iš pažiūros mažas, bet tai yra ta pirmoji piligrimystė ir tą tradiciją tęsime taip pat ir mes po beveik 100 metų. Ir vėl ta aplinkybė, tam tikra liga, atsiskaitimas, sunkumas, kokią tai būtų reikšmę turėję prieš savo laiku, ar
po kurio laiko. Tam tikras sunkumas atsiskaityti egzaminą. Ne? Visi turbūt su kažkuo panašaus esame susidūrę. Bet na, Dievas turi planą. Dievas veikia. Ir turi tuo pačiu daug lankstumo. Na, sako, Elgeopas Dei Prelatas, toks gana didis teologas, gilus žmogus. Na, sako sakinį, kurį turbūt taip permąstyti reikia laiko. Ne? Kartą rašė. Ne? Mūsų laisvė, sakė jis, konfigūruoja pašaukimą. Ne? Dievas turi planą, viena vertus. Ne? Turim planą, turim pašaukimą, turim tą vardą, kurį Viešpats mus pašaukė dar negimus, tam tikrą misiją. Ir tuo pačiu turim laisvę. Ne? Ir tu, Viešpatė, iš savo amžinybės sugebi kažkokiu tai būdu viską integruoti, viską inkorporuoti. Ne? Viena vertus turim tam tikrą planą, pašaukimą, misiją, tas dovanas, kurias paruošė mums, taip pat dėl kitų labui, dėl kitų gėrių. Ir sykiu tą laisvę, kurią turime, ne? Pasirinkimai, kurias darome, kurias tu Viešpatie kažkaip tai sugebi inkorporuoti. Kas vėlgi įkvepia vilties. Turbūt reikia tų laiko tą apmastyti ar suprasti, bet visada įkvepia vilties. Viena vertus tu Viešpatie šauki, ne? Atrodo, kad tą pašaukimą radome, žinom, ką daryti, bet vis tiek turi vieną ar kitą situaciją, kai patvirtina ištikimybę. Tas pats Marijos pavyzdys, kuri ištaria fiat tada, kai pasirodo angelas, bet po to jį patvirtina tą tylą savo buvimu prie kryžiaus po daugelio metų. Tardama lygiai taip pat tą patį fiat, tą patį taip. Ta, kaip ištaria taip angelai, taip balsu, taip jį pakartoja taip pat savo žodžiais kryžiaus papėdėje. Ar net kai galvoji apie klaidas ar apsirikimus, Viešpatie su tavim turi daug ramybės. Ne? Net jeigu apsirikau, ar tai truputėlį, ar galbūt labai daug, ne? Tas šventumo kelias visada labai savitas. Kartais šventę esam tokia ištikimybė, tokia ištverme, kartais šventi dėl atgailos, dėl to sugrįžimo, ne, pas tave. Ir padėk Viešpatie visada atrasti tą kelią pas tave, kad ir koks bebūtų jis. Ir visada, kaip žinia, jis atviras. Baigiam šią meditaciją. Ne? Pašaukė mane vardu Viešpatie, ne? Kaip pašaukė ir mergelę Mariją. Padaręs didelių dalykų jos gyvenime, padaryk didelių dalykų ir manajame. Tad dėkoju tau už šią didžią dovaną pašaukimą ir padėk kas kartą vis ieškoti, sekti, vadovautis tą tavo valią, kuri bus didžiausias gėris tiek man, tiek daugeliui kitų žmonių.